Kaune prasidėjo pirmoji Dadu Talent Camp vaikinų krepšinio stovykla, kurioje sportuoja jaunieji krepšininkai gimę 1996 metais ir vėliau. Dadu Talent Camp stovykloje norėjo dalyvauti beveik 200 vaikinų, tačiau sėkmė nusišypsojo tik 32 geriausiems. Stovyklą Kaune atidarė buvęs ilgametis Lietuvos nacionalinės krepšinio rinktinės treneris ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vladas Garastas, kuris jauniesiems krepšininkams teorinėje paskaitoje pasakojo apie jaunų žaidėjų tobulėjimą, darbą treniruotėse ir perspektyvas krepšinyje. Dabar mes girdim, šiandien man nekrinta. Tai palauk, o kodėl tau nekrinta? O kažkaip gal minulio fazė, gal pilnatis ar priešpilnis. Ne, tokių dalykų negali būti. Reiškia, yra dalykas, kuris tu esi savo kūno šeimininkas ir tu turi daryti, valdyti taip, kaip tu nori, o ne kaip nuo kažko tai priklausai. Tai vat ir šitos stovyklos yra tikslas, reiškia, duoti kryptingumą, duoti kokį tai bagažėlį žinių naujų ir kad jie, aišku, toliau testų savo treniruočių veiklą ir būtų naudingi Lietuvos krepšinį. Pirmasis treniruotės Kaune sportuojantiems krepšininkams surengė Vilniaus Lietuvos Ryto ekipos treneris Arvydas Gronskis, buvęs įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinių treneris Julius Pranevičius ir nacionalinėje krepšinio lygoje dirbantis Kęstutis Naruševičius. Metimą. Daugiau viską reikia tobulinti, aišku, bet labiausiai, manau, metimą. Įgauti naujų, technikos, daugiau komandinio susižaidimo, išmokti kažko, pastabas sužinoti. Labiausiai norėčiau pagerinti driblingą. Ypatingai ir čia, kadangi žinau geri treneriai, tikiuosi tai pavyks. Jau pirmose treniruotėse patyrę specialistai negailėjo jaunųjų krepšininkų. Dalino patarimus, o treniruotės buvo skirtos metimo ir kamuolio varimo technikos gerinimui. Kovai, 1-prieš-1, gynybai. Ateinančiomis dienomis Dadu Talent Camp stovyklos dalyviams treniruotės ves Lietuvos jaunimo rinktinės treneris Kazys Maksvytis, praėjusiame sezone Utenos Juventus komandose dirbęs Robertas Giedraitis, Alytaus klubo LKL čempionate treniravęs Sigitas Krukis, Kauno Žalgirio fizinio parengimo treneris Sigitas Kavaliauskas ir buvęs Jugoslavijos nacionalinės rinktinės treneris ir Novo Mesto Kirka komandos treneris kroatas Ivanas Sunara. Visi stovyklos dalyviai gavo treniruočio aprangas, o geriausiai pratybose pasirodė 12 jaunųjų krepšininkų, kuriuos išrinks jiems vadovavę treneriai dalyvaus rungtynėse su Lietuvos jaunučiu iki 16 metų vaikinų krepšinio rinktinė. Šiame mače dalyvausiantis Dadu Talent Camp stovyklos nariai gaus Adidas aprangas varžyboms. Tas jūs išgelbės nuo to, kad jūs netaptumėt tokie, kaip vadina, tichochodai, tokie lėti.